taiso mokestį netesybos 16 eurų. Panevėžietis Audrius atliekoms rūšiuoti naudoja 4 konteinerius. Sako, visa šeima rūšiuoja jau kurį laiką. Šį mėnesį gauta didesnė sąskaita nustebino. Aš gaunu sąskaitą, kad iki birželio mėnesio buvo 6 pakrovimai, o aš turėjau 8 kartus konteinerį išstumti. Bet kaip jos galima išstumti 8 kartus, jeigu specialiai veža tik 6 kartus? Paaiškėjo, kad atliekų tvarkytoja įmonė Panevėžio specialusis autotransportas paskaičiavo, kad vyro šeima per pusmetį nesurinko jiems taikomo minimalaus atliekų kiekio. Todėl turėjo už tai susimokėti. Tokias sąskaitas gavo daugybė panevėžiečių. Sako, imk didesnį, mokėk dvigubai, vešim tada 5 kartus, reiškia. Tai mes šiukšlių nesurinkam, tai už ką už orą mokėti turim. Panevėžio specialaus autotransporto atstovė sako, kad šiemet nustatyta minimali atliekų norma vienam gyventojui 3 mišrių atliekų konteineriai per pusmetį.